Labą dieną visiems ir šiandien, taip, oficialu, šitą gražuolį mes jau galime įsigyti. Asus ZenBook S14. Ir kaip matote, jis jau mano rankose. Vos 1,1 cm storio ir vos 1,2 kg. Kur šiaip man jaučiasi kaip gera lydeka. 700 gramų nesveri. Ar čia negerai? Mes apie laptopą šiandien, kurį aš jau turiu apie savaitę ir kas matėt mano unboxingą TikTok'e. Kaip ryte, turiu laptopą. Žiūrėkit. Iš logotipo suprantat, koks čia? Šiandien, manau, pakalbėkime šiek tiek plačiau apie šį gražuolį. Kaip pats Intelis sako, tai yra įmanoma su AI kompiuteriu. Taip, čia yra prikimšta AI dalykų. Kaip supratot, šitas gražuolis yra sutvertas tam, kad pažaboti dirbtinį intelektą ir dirbti su juo kartu ir greičiau atlikti darbus ir visa kita. Kaip daugelį kartų aš jau sakiau, dirbtinis intelektas turi dirbti mums. Aš savo nuomonę jau esu išsakęs. Vieni sako, oi, dirbtinis intelektas atims iš mūsų darbus ir tą padarys. Nieks nieko neatims. Dirbtinį intelektą mes turime sutvarkyti taip, kad jis mums padėtų viską daryti tvarkingiau, greičiau ir maloniau. Naudoju dirbtinį intelektą šiaip jau nuo tada, kai jis atsirado ir kuo toliau, tuo geriau. Kadangi, gerbėmieji, aš nesu joks ten technologijų gykas, nerdų nerdas, aš esu paprastas vartotojas, kaip ir daugelis iš jūsų, tai aš papasakosiu, kas man jame patinka iš savo perspektyvos, o čia tiems, kas mėgsta, iškart uždedu screenshotą, tai čia yra patys svarbiausi komponentai, kas yra šitame mažame žvėriuke. Pažiūrėjot, pasistabdėt, jeigu norit visada galite grįžti. Žinoma, paliksiu linką video aprašyme, kur galite daug plačiau apie šitą žvėriuką pasiskaityti. Pradėkime gal nuo dizaino. Tas toks keramikos ir aliuminio derinys tikrai veikia puikiai. Aš gavau tamsesnį modelį, kuris vadinasi Zumaya, bet taip pat yra ir šviesesnis modelis. Jeigu jums labiau patinka šviesus dizainas, tai yra skandinaviškas, baltas, gražus dizainas. Man tamsus, kaip ir pataikė. Man tamsus gražiau. Tai aš nuo savęs tikrai ZenBook'ui duodu 10 iš 10. Jau ne pirmas, gal ketvirtas čia iš eilės, kurį gaunu patikrinti, apžvelgti ir pristatyti jums. Tai aš 10 iš 10 už dizainą visą laiką. Norit sužinoti, kas šonuose yra? Tuo galiu parodyti. Standartinė HDMI jungtis, 2 Type-C, audio jack ir kitoj pusėje standartinė USB jungti. Jau mūsų mažina, man atrodo, praėjusiai buvo 2 USB standartinės jungtis, bet jau liko viena ir aš sakyčiau kitam modelį. Turbūt mes beturėsime vieną ir turėsime kokias 3 Type-C jungtis. Manau, reikėtų paminėti tai, kad laptopas yra Windows Copilot. Prikimštas AI gudrybių, dalykėlių ir smagumėlių. Jis turi virš 300 appsų ir visokių pluginų palengvinimų, kaip galima dirbti su AI-um. Ir vienas geriausių dalykų, kad jis turi dedikuotą AI čipą. Dedikuotą dirbtinio intelekto procesorių čia viduj. Ką tai reiškia? Paprastai žodžiais aš iš pradžių irgi galvojau, o ką reiškia dedikuotas? Tai reiškia, kad CPU ir GPU, kurie atlieka savo darbus, toliau atlikinės darbus kompiuteryje, tai yra atskiri procesoriai ir bla bla bla, kas ten nenorit giliai gilintis. Ir dirbtinio intelekto procesorius yra atskiras, kuris yra naudojamas tik dirbtinio intelekto darbams. Puikumėlis. Kompo neapkrauna. Vienas smagiausių ir mėgstamiausių man dalykėlių, kas yra čia viduje, tai detalaus ir turtingo turinio asistentas, jeigu leisite man taip į lietuvių kalbą išversti. Ir jis mums leidžia viską sudėlioti įtvarkingai. Tekstus gali. Įsikelkit PDF-ą ir tą tekstą jums jisai sutvarkys per kelias sekundės, sutrumpins, padarys santrauką, atras svarbiausias vietas. Senus laikus, kaip mes referat surašydavom. Visko sutvark per kelias sekundės čia. Ir aišku, galite daryti lietuvių ar bet kuria kita kalba. Video skambučiuose, kaip ir jau ankstesniuose modeliuose, man atrodo, buvo šis, o šis dar ir labiau patobulintas, gali ištrinti jūsų backgroundą, tai užsidėkit kokį norit backgroundą, voice call esate su kokiu nors firma, su kažkuom. Galit, kad ir iš tualeto sėdėdami pasidaryti, kad esat palmių apsupti. Dedikuotas AI video kūrėjo toolsas, įrankis, nežinau kaip įvardinti, kur jūs galėsite per kelias sekundės pasidaryti, sugeneruoti AI video, pasidaryti savo video ir sumontuoti jį per keletą sekundžių, visiškai neturėdami patirties. Ir dar tokie dalykėliai kaip Media Hub. Tai yra, kur jums jūsų nuotraukas, video ir visus failus sugeneruos, sukategorizuos, nesvarbu, pagal datą, laiką, netgi pagal emociją, pagal vietą, pagal kaip jūs norit ir nebereikės išsimėčiusios galerijos po visur turėtų, padarys viską tvarkingai ir gražiai. Pačio Asus integruotos apsaugos nuo hakerių
galingi dalykai. Kad aš būčiau dabar turėjęs šitą integraciją. Kad jūs žinot, aš jau biški nukentėjau šiek tiek nuo hakerių. Sučiupo mane vėl, bandė antrą kartą, bandė mane nuhakinti visas platformas. Viską apsisaugojau, dėja asmeninę Facebooko paskyrą, kažkodėl gavau bloką, nes jie ten prijungė savo durną Instagramą ir dabar bandau atgauti. Fingers cross, kibrytė, parašykit geltonų širdučių komentaruose, kad atgaučiau asmeninę paskyrą, nes jinai man reikalinga. Bet būna. Šito gražuoliuko baterija laiko net iki 27 valandų. Nice. Ir daugelis klaustų, o kokią kainą, turbūt man rašė, kai tik to, kad tą išleidau unboxingo, sako, jau kaina irgi bus graži virš 2 gabalų, bro. Ne, kibrytė. Apie 1400 šitas Zenbooko modelis, kuris yra tikrai, manau, vertas dėmesio už tokią kainą. Jei domina, kur galite įsigyti, pasispauskite Asus linką, ten pasiskaitysite, yra skiltis, kur nusipirkti, tai čiupkite, jeigu manote, kad jis reikalingas jūsų darbui. Vienas labai smagus faktas, pasirodo, šitas yra visai ir gerai atsparus dulkėms, smūgiams ir visiems kitiems dalykams, nes yra praėjęs Jungtinių valstijų kariuomenės testą. Taigi, overall, kad būtų kur tobulėti Asus su savo įrenginiais, didelis ačiū jiems, didelis ačiū Inteliui, kad atsiuntė šitą žvėriuką man paturėti, patestuoti, pristatyti jums, žinoma, ir nepamirškit paspausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Kaip Intel sako, tai yra įmanoma su AI Intel kompiuteriu ir iki pasimatymų.